Karikatūra, tiesiog karikatūra. mm, Eina tėtis, stumia vežimėlį su vaiku, šalia eina mamytė rankytė susinėrus, ne? Ir tėtis sako, mamytei, tau reikia į terapiją. Mamytė atrėžė, pirmiausiai tau. O vaikelis vežimėlį ir sako, manau, kad aš būsiu pirmas. Dieve brangus, Chebryte, mėly tėveliai, jauni tėveliai, seni tėveliai man neleis sumeluot. Jauni tėveliai, būsimi tėveliai ir visi, kurie, žodžiu, auginate vaikus. Jeigu judu, kurmi, nesusitvarkysite savo santykių, jeigu judu nedarysite to, ką įsipareigojot daryti vestuvių dieną, pasirašydami santuokos liudijime, jūsų vaikas anksčiau ir vėliau bus psichologo, psichiatro klientas. Neišvengiamai, kitokio varianto nebus. Ne? Ir taip, nes tas jūsų susipriešinimas, jūsų negebėjimas bendrauti, spręsti problemas ir nepagarba vienas kitam pirmiausiai traumuoja jūsų atžalos psichiką. Jeigu jūs nenorite psichiškai traumuoto vaiko, jūs pirmiausiai turit susitvarkyti savo santykius. Pirmiausiai judu turit likti tais įsimylėjusiais, vienas kitą gerbiančiais ir girdinčiais žmonėm, į kuriuos žiūrėdamas vaikelis mokytųsi kurti šeimą, mokytųsi spręsti problemas, mokytųsi gyventi. Dabar su savo išsidirbinėjimais, su savo užsispyrimais ir karais tarpusavyje, kokie jie ten bebūtų, jūs traumuojate savo vaiko psichiką. Ta prasme, aš labai paprastai pasakysiu. Jūs santuokos liudijime pasirašėte vienas kitą daryt laimingu. Prašau vykdyti įsipareigojimus. Nes kitaip kentės jūsų vaikai. Viskas. Sankcijos už pareigų nevykdymą, ne, yra jūsų vaikų traumavimas, kuris atsiliepia po to ir ligose, ten per psichosomatiką, kuris atsiliepia jų rezultatuose bendraujant su žmonėm, bendraujant su mokytojais, mokantis, studijuojant ir taip toliau. Ir kuriant šeimą. Jiems tai atsilieps kuriant šeimą. Taip kad, mėly tėveliai, ant jūsų didžiulė atsakomybė. Metat gert, metat rūkyt, mylit beprotiškai vienas kitą, gerbėt beprotiškai vienas kitą ir tada yra šansų turėti sveikus, laimingus vaikus. Sėkmės. Viskas paprasta, labai paprasta.